Penktadienį jau vakarą, kai leidosi saulė, gaisrininkai rinkosi Sicilijos salėj. Seniai nesimatė, visi pasililgę, didelis ačiū Modei už šitą kvietimą. Atvyko komanda iš visos Lietuvos, Vilmiokas su tortu, Jonas paėmė dešros, Keršovas šako, Tyko Rešas žuvies, o Kasparas alaus ir kiaulės ausies. Vėliau per naktinę Vilniaus alėjo, pažindami miestą, į Saką parėjom. Sako šventė, Modė su kepure, Akvilė juokia, šilumą visų širdyse laužiam ranką. Šokam šokį, traukiam dainą apie žvėrį. Šeštadienio rytas, kiaušinienė garuoja, visi ant dviratukų rankom kojom mojuoja. Link Raigardo slėnio asfaltuotais takais riedėjom per lietų, bet mums tai nė motais. Pro Švendubrės kaimą, kur Velnio akmuo, visur mus lydėjo auksinis ruduo. Ir vietinė gaisrinė mūsų sulaukė, ir net iškvietimą tą dieną ištraukė. Vėliau akvaparkas mus kūnus gaivino, o grįžus skaniausiais šašlais maitino. Sako šventė, Modė su kepure, Akvilė juokia, šilumą visų širdyse laužiam ranką. Šokam šokį, traukiam dainą apie žvėrį. O Juozas jau dirba, žuvienė ant pachmo ir skrandis suvirpo.